bendrapiliečių. Kiek yra tikrų lietuvių? Bet mes keliai šiandien turim viešinę iš Europos, turim viešinę iš Vokietijos ir turim viešinę iš Vokietijos, iš Bavarijos regiono, taigi noriu pristatyti garsi sociologė, publicistė, bet išduosiu paslaptį, jai labiausiai patinka, kai pasako, tai 3 vaikų motina. Tai yra Gabrielė Kubė. Ir dabar paprašysime, kad Gabrielė pasidalintų savo mintimis ir bus, aišku, vertimas į lietuvių kalbą. Prašau. Liebe Freunde, Mielieji draugai, it is a great joy to be here with you. labai džiaugiuosi būdamas su jumis. So many people who are for the family, who are our family. Tiek daug žmonių, kurie yra už šeimą, kurie yra šeimoje. And I greet especially the politicians and the bishops who are here. Ypatingai sveikinu politikus ir vyskupus čia. We need the politicians and we need the bishops in this time to stand up for the family. Mums reikalingi ir politikai, ir vyskupai šiame laike, kad jie stovėtų už šeimą. I come from Bavaria. Aš atvykus iš Bavarijos, Vokietijoje, That is the country where Pope Benedict comes from his area in Bavaria. It is the area in Germany, Bavaria, where Pope Benedict Emeritus comes from. popiežius Benediktas XVI yra kilęs iš to krašto, iš Bavarijos. And I have been in your beautiful country for 5 days. Ir jau 5 dienos keliauju po jūsų šalį. I have been traveling to many cities in Lithuania. Daugelį miestų apkeliavau. And I've been speaking about one subject, which is a new ideology called genderism. Ir aš kalbu vieną temą, ir tai yra naujoji ideologija, kuri vadinasi genderizmas. Yesterday I was allowed to speak in the parliament of your country. Ir vakar man leido kalbėti Seime. Lithuania is full of surprises for me. Ir man Lietuva pilna siurprizų. Perhaps you do not know what gender is. Galbūt jūs net nežinote tokio žodžio gender. Perhaps you're surprised that I'm talking about a new ideology. Gal jūs nustebę, kad aš kalbu apie kažkokią tai naują ideologiją. In 1990 we all thought there's freedom, we are free of ideologies. 1990 metais mes visi manėme, kad jau esame laisvi nuo visų ideologijų. Now suddenly there's a new ideology. Ir staiga netikėtai nauja ideologija, The central concept is gender. kurios esminė savoka yra gender. Gender ideology says something very surprising. You will not believe it. Ir štai gender ideologija sako kažką tai neįtikėtina. It says you can choose whether you are a man or a woman. Ši ideologija skelbia, kad tu gali pasirinkti, kas tu esi, ar vyras, ar moteris. I suppose most of you saw the European Song Contest. Manau, kad nemažai iš jūsų žiūrėjote Eurovizijos konkursą. How did you explain to your children that there's a man with a black beard with the body of a woman? Kaipgi mes galime paaiškinti savo vaikams, kad štai tarsi yra vyras ar moteris su barzda. The world says this is freedom, this is tolerance. Ir štai pasaulis sako, štai tokia yra laisvė, tokia tolerancija. But in reality, it is an attack on the foundations of our existence. Bet iš tiesų tai yra ataka į mūsų egzistencinius pamatus. Gender says more than that you can choose your sex. Ir gender ideologija sako dar daugiau, ne vien tik tai, kad gali pasirinkti savo lytį. Gender says any kind of sexual orientation is as good as the other. Gender ideologija skelbia, kad visos seksualinės orientacijos yra vienodai geros. It says that homosexuality is just as good as heterosexuality. Kad homoseksualizmas yra lygiai taip pat gerai kaip ir heteroseksualizmas. But we all come from the loving act
gift of a mother and a father. Tačiau mes visi esame gimę iš meilės, mūsų tėvo ir mamos meilės. Heterosexuality is the foundation of family. Ir štai tokia meilė yra šeimos pamatas. The problem now is that this new ideology is hidden behind the values in which we all believe. Ir štai ši ideologija, naujoji ideologija yra pasislėpusi už tam tikrų dalykų, kuriuos mes visi mėgstame ir kurie mums patinka. It hides behind freedom, Štai, pavyzdžiui, slepiasi už tokio žodžio kaip laisvė, behind tolerance, tolerancija, behind human rights. žmogaus teisės. We are for a freedom which is connected to truth and responsibility. Mes esame iš tiesų už tą laisvę, kuri susijusi ir kuri kartu eina su tiesa ir atsakomybė. As Christians, we have a very high demand for tolerance. Kaip krikščionys, mūsų tolerancijai keliami labai aukšti reikalavimai. You know what Christ says? He says, love your enemies. Nes Kristus sako, mylėkite savo priešus. We believe that there is a fundamental right which we cannot give up. Ir iš tiesų tikime, kad yra pamatinė And that teisė, kurios mes negalime atsisakyti. is the sacredness of life from the very beginning to the natural end. Ir tai yra teisė į gyvybę nuo pat jos prasidėjimo iki pat mirties. Now the problem is that the United Nations and the European Union press this new ideology into all our countries. Ir bėda yra ta, kad Jungtinės tautos ir ES tarnybos stumia šią naująją ideologiją į visas mūsų visuomenės sritis. It is in our universities. Mūsų universitetuose jau jį yra prasiskverbusi. It goes into a legal system to say homosexual marriage is marriage, which is not. Lygiai taip pat prasiskverbusi į politiką, į teisinę sistemą. It goes into our kindergartens. Taip pat į mokyklas ir vaikų darželius. You had a conflict here about a book where a prince marries a prince. Girdėjau, kad ir pas jūs buvo konfliktas, kad vaikams platinama knyga, kaip vienas princas susituokė su kitu princu. So it is good that you know about this, because here in Lithuania the development is not as far as in many other Yra countries. gerai, kad jūs jau tai žinote ir suvokėte, nes Lietuvoje dar ši ideologija nėra labai toli pažengusi. Have you looked around how many people are here up to the roof for the family? Ar mes matome, kiek daug šioje arėje yra žmonių, šioje arenoje, net iki pat stovų, kurie yra už šeimą. Clap to each other. It is Mes wonderful. galime vieni kitiems paploti, nes mes palaikome vieni kitus. It is a sign of hope for myself. Tai tikrai vilties ženklas, taip pat ir man. And there are other signs of hope. Yra ir kitų vilties ženklų. In many countries, resistance rises against this madness. Daugybėje šalių jau kyla rezistencija, pasipriešinimas prieš šią beprotybę. A huge movement in France. Didžiulis judėjimas Prancūzijoje, A Christian constitution in Hungary. taip pat Vengrijoje, A referendum in Croatia that marriage can only be between man and woman. Kroatijoje referendumas, kad šeima yra tik tarp vieno vyro ir vienos moters. And a brave little precious country, Lithuania, Ir taip pat fighting for these labai values. brangioje mažoje šalyje, kuri yra Lietuva, kuri irgi kovoja už šią vertybę. Yes, yes, the enemies of the family are strong, Iš tiesų šeimos priešai stiprus, but we are stronger. bet mes stipresni. We have allies on our side where there's no victory possible. Ir mes turime tokių sąjungininkų, todėl pergalė yra garantuota. Our allies are nature, Mūsų sąjungininkai yra pati gamta, prigimtis, reason, protas and God. ir Dievas. Thank you. Ačiū. Good luck to you.